Jei kada pritrūktų prie Revito BIM objektų, tai yra labai neblogas puslapis pavadinimu bimobjects.com. Šitas puslapis yra pakankamai didelis ir pakankamai populiarus. Pažiūrėkite, atėjus į šitą puslapį turime įvairiausių kategorijų, kas susiję tiek su inžinerinė dalim, tiek architektūrinė dalim ir panašiai. Turime įvairiausių modelių. Dabar geroji dalis yra, kad visi šitie modeliai yra nemokami, turi įvairių konfiguracijų ir jie yra jau paruošti Revitui. Jeigu, pavyzdžiui, pasispaušiu ant kažkurios kategorijos, man atitinkamai leidžia įsirinkti įvairius modelius iš šitos kategorijos. Dabar šita modelių biblioteka, jinai turi filtrą, kur leidžia atitinkamai įsifiltruoti pagal gamintoją, pagal brandą, pagal failų tipus. Ir pavyzdžiui, jeigu pastebėtumėt, paspaušiu ant Revit, tai Building Material turime virš 6000 modelių vien tik šitoj kategorijai, kurie tinka Revitui. Tai būtų RFA failai. Pavyzdžiui, pasispaudžiu ant kažkurio modelio, paspaudžiu vieną kartą kairį ir atitinkamai leidžia jį parsisiųsti. Dabar matėte, kad galima parsisiųsti ne tik Revitui, jeigu dirbate kaip pavyzdys su SketchUp'u, AutoCAD'u ar 3ds Max'u, atitinkamai taip pat galite rasti modelius. Tai skirtumas tas, jeigu sugalvosite siųstis modelius iš karto Revitui ir parsisiųsti kaip Revit šeimyną, atitinkamai jūs galite gauti įvairiausių modelių su to modelio šeimyno tipais. Žiauriai geras reikalas ir atitinkamai jūs galite jį įsikelti ir naudoti jį kaip projektą, kaip šabloną arba kaip vienkartinį vienąkart panaudojimo modelį. Dabar kaip parsisiųsti modelį, realiai užtenka paspausti modelio, pasispaudžiu download ir jums leidžia pasirinkti, kokiais failais norite jau parsisiųsti. Ir čia šiuo atveju rodo atitinkamai, kokius mes galime gauti failus. Ir pažiūrėkite, visom populiariausiam programom, įskaitant ir mūsų atveju dabar Revit, ir leidžia parsisiųsti failą. Dabar pats failų kelimas, jisai nėra sudėtingas. Einame dabar prie Revito ir jeigu mes norime įkelti parsisiųstą šeimyną, mums tiesiog reikia nueiti paspausti Insert ir prie Insert yra atitinkamai va čia Load Family. Dabar iš karto ką noriu paminėti. Kai keliame Family, tai jis įsikels į šį konkretų projektą. Tai reiškia, pradėjus naują projektą, jeigu tam šablone to modelio nebus, tai naujam projekte to modelio ir nebus. Tai mums atitinkamai reikėtų arba pasikoreguoti šabloną, arba susikurti naują šabloną. Pasispaudus Load Family, mes galime įsirinkti modelį ir išsirinkus modelį mes paspaudžiam Open. Jeigu modelis buvo sukurtas su senesnė Revit versija, atitinkamai jisai automatiniu būdu, va čia kaip ir rašo šitą lentelę, jisai modelį paupgradeina. Dabar modelis atitinkamai šiuo atveju, pavyzdžiui, yra prasiųstas langas ir modelis nukeliavo atitinkamai į langų dalį. Tai jeigu ateičiau prie Project Browserio ir ateičiau prie Families, tai čia atitinkamai po Load Family mano modelis atėjo čia. Taip, ir jeigu susirasime Window, tai čia prie Window atitinkamai atkeliavo mano langas. Tai modelis atkeliavo čia, va čia matau šitas modelis. Papildomai, jisai žino, kad tai yra naujausias modelis ir jeigu aš dabar pasispaušiu tiesiog kurti langą, paspaudus ant lango, pagal nutylėjimą jisai iš karto rodo, kad kurs būtent šitą langą, nes šitas langas buvo paskutinis importuotas. Paprastas dalykas, bet žiauriai leidžia gauti gerų modelių. Pasimėginate, gal rasite ir savo kažką naudingo.